Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Nežinau jau kelintą kartą, bet aš jūs ne visus matau žiūrint. Tai būtinai įsijunkite krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Lygiai prieš 15 metų 2011-aisiais atidarytoje Kauno Žalgirio arenoje buvo labai daug pergalių ir daug skaudžių pralaimėjimų. Kaip kad Europos vyrų krepšinio čempionato ketvirtfinalyje, kai Lietuvos rinktinė pralaimėjo ir užėmė tik 5. vietą. Tada buvo tragedija. O štai, kai Žalgiris Eurolygos reguliariajame sezone iškovojo taip pat 5. vietą, yra labai gerai, bet mūsų talkininkas kaunietis Esmeraldas Sležauskas Turkijoje filmavo krepšinio pasauliui. O kita mūsų apžvalgininkė Vilnietė Audra Mikšienė žiūrovės akimis pateikia savo įžvalgas apie pirmąsias Žalgirio pralaimėtas rungtynes Fenerbahče komandai. 89-78 baigėsi pirmoji Žalgirio ir Fenerbahče dvikova pastarosios naudai arba 1-0 Šaro naudai. Šarui užteko maždaug 8 šių rungtynių minučių, kad perkastų Tomo sugalvotas taktikas ir perlaužtų žaidimą savo naudai, o perlaužę sugebėjo išlaikyti persvarą iki pat rungtynių pabaigos. Atidarė šias rungtynes ant puikios bangos, didžiąją pirmojo kėlinio atkarpą pirmavę, žaliai balti dar pirmo kėlinio pabaigoje įkrito į duobę, kuomet prasidėjo tikras kančios krepšinis. Visą laiką stengiantis nesudegti nežmoniškam fiziškume, dedant milžiniškas pastangas gynyboje, tačiau nesulaikant varžovų snaiperių, patiems žiauriai stringant puolime, ypač siaubingai metant tritaškius, kai varžovų gretose vienas Biberovičius susmėgė 5 iš 5, Žalgiris į pertrauką išsinešė net 18 taškų deficitą. Tomo Masiulio veide taip pat atsispindėjo didelis nerimas ir rūpestis. 8 Žalgirio klaidos vien per pirmąją rungtynių pusę, viso 13 klaidų šiose rungtynėse, toji prabanga, kurio Žalgiris atkrintamųjų stadijoje nebegali sau leisti ir už kurią Fenerbahče baudė itin skaudžiai. Per daug buvo varžovams leista išsimesti atvirų tritaškių. Tuo tarpu patys žiauriai strigom. Nebus tritaškių, nelaimėsi, sena tiesa. Žalgiris ir po pertraukos niekaip nesugebėjo pramušti iš toli. Kas pirmose rungtynėse džiugino, tai Žalgirio nepasidavimas. Net ir stipriai atsiliekant stuburas nesulūžo. Žaliai balti kiekvieną kartą vis priartėdavo iki vienženklės persvaros. Ir tas priartėjimas taip pat rodo, kad Fene nėra tokia nenugalima jėga. Tai reikia patiems tiksliau užsibaigti, susimesti baudas, mažiau klysti. Deja, šiandien Goso, Mauzės ir Cisko pastangų neužteko. Pastarasis nors ir surinko dviženklį naudingumą, tačiau taip pat nebuvo panašus į save. Stengėsi, bet varžovų gynybiniai gniaužtai buvo tvirtesni. Tuo tarpu net 4 žalgiriečiai liko minusiniai, bet atsarginių didesnio indėlio ši serija bus neįveikiama. Tačiau tikiu, kad ketvirtadienį visus elementus pavyks įgyvendinti žymiai geriau. Ketvirtadienį dar nevėlu viską pradėti iš naujo. Bent viena pergalė išvykoje būtina kaip oras ir kaip vanduo gyvybei. Laimėti privalom, jei norim išlaikyti svajonę gyvą. Tad nenuleidžiam galvų, išliekam psichologiškai stiprus ir į kitas rungtynes ateinam tik su pergalingu nusiteikimu. Žalia balta. Hey! Hey! Žalia balta! Žalia balta! 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 Hey! Hey! Kiekvienas turime savo nuomonę, kodėl Žalgiris pralaimėjo, bet visi kartu dėl to liūdime. Kaip ir buvęs ilgametis Žalgirio bendro fizinių parengimų treneris Aleksandras Kosauskas, kuris po poros dienų švęs savo gyvenimo 85-metį. Sveikiname ir jums siūlome prieš kelerius metus Aleksandro pasakytas mintis apie 19-metį žaidėją Šarūną Jasikevičių. Tai buvo Palangoj, kada ruošiamės 95 metais pasaulio čempionatui jaunimo. Jie laimėjo kadetus Izraelį ir, turėjo teisę atstovauti Europai. Tada, žinoma, Šarūnas buvo kitoks, gal nebuvo labai
toks jau darbštuolis, bet kaip žaidėjas jau matėsi. Daugiau turbūt buvo mūsų susitikimas, kada mes ruošiamės 96 metais Europos jaunimo čempionatui. Ir tada, žodžiu, jie grįžo visi, vadinkim, amerikiečiai, Jurkūnas, Marčiulionis, Timinskas, Jasikevičius. Jie nuo kovo mėnesio jau buvo nesportavę. O reikėjo pasiruošti ir jeigu tai tuo metu Gedminas treneris Algis pasakė, aš mačiau, kokie jie atvažiavo. Ir mes tada dirbom Druskininkuose, dirbom daug, nuoširdžiai, sužaidėm su tokia, vadinkim, pusiau mėgėjų komanda belgais. Ir šičia buvo oras toks lietuviškas, 17-18 laipsnių, kaip tik tai treniruotėm. Mes čia pastreniravom, nuvažiavom į Stambulą ir pirmas varžybas pralaimėjom slovėnams. Jie praeidami su triukšmu, juokdamėsi, švilpdami, garsiai kalbėdami, šūkčiodami praėjo pro mus. Tai buvo jų pirma ir paskutinė pergalė. Tai, kad jie prabuvo ten 10 dienų, tas juos ir nužudė. Vienas kitam žiūrėti į veidus ir treniruotis, ir valgyti, ir niekur neišeiti. Žodžiu, tą rutiną jos matyti. Aš nenoriu būti analitikas jų metodams, o mes po tų varžybų laimėjom visas ir tapom čempionais. Džiaugiamės visi. O koks Jasikevičius buvo tada? Jasikevičius buvo, žodžiu, ten įvyko toks, lyg tai vadinkim, konfliktėlis. Tai jisai tam, kuris buvo įžiebęs jį, jisai labai gražiai pasakė, klausyk, nusiramink, mūsų reikalas žaisti, o trenerių treniruoti. Ir tom viskas baigėsi. Jeigu ne Šarūno Jasikevičiaus studijos už Atlantų, paragavimas NBA duonos, šiandieną mes tikrai neturėtume tokio puikaus trenerio, o ir keliskart Eurolygos čempionų. Kaunietis Virginijus Bulutas šiandien tęsia savo pasakojimą apie studentų krepšinį NCAA. Jie labai gerai vertina Žalgirio jaunimo programą. Iš ten praktiškai dabar išvažiuoja turbūt kas metai 4-5 žmonės. Tai aš manau, kad to aukštam lygį žaidžiančių, tai yra Vokietaitis šiai dienai tikrai labai gerai kotiruojasi. Motiejus Kryvas, Jaruševičius taip pat, Murauskas, Jozenui pirmi metai, jam reikia laiko, jam reikia priprasti, jam reikia suprasti tą patį treniruočių procesą, nes tai yra vis tiek skirtingi dalykai. Labai paprasta aritmetika. Baigus Žalgirio jaunimo programą, kuri šiai dienai turbūt yra viena iš top 3 Europoje, ir baigus tą programą žaidėjas pakliūti į Žalgirio pirmąją komandą, Eurolygos komandą, yra, būkim biedni, bet teisingai yra labai sunku. Čia vienintelis turbūt tai buvo, paskutinis tai buvo Jakubaitis, buvo aišku Kalnietis, buvo Jankūnas, buvo Mačiulis, buvo daugiau tų žmonių, bet dabar tai yra dar sudėtingiau tą padaryti ir tiem vaikam, sakykime, pasirinkimas ar važiuoti į NCAA ir gauti sąlyginai $200,000 arba $250,000 ir važiuoti į Kėdainius arba Gargždus arba net į tą patį Panevėžį ir gauti ten €30,000. Tai tie skaičiai yra labai skirtingi. Plius, sakau, žinant ir matant infrastruktūrą, treniruočių procesą, sąlygas, kokias ten turi, servisą, kokį turi žaidėjai, mediciną, treniruočių, tai yra nesulyginami dalykai. Dabar vėl turime sugrįžti Turkijon ir Stambulė antrosios ketvirtfinalio rungtynės Fenerbahčė Žalgiris vėl prasidėjo įkvepiančiais turkus ritmais. Buvo tenai Stambulo arenoje ir lašas jūroje.
Tai mūsų tautiečiai, nepagailėję pinigų ir laiko dėl mylimo Žalgirio, kurio didžiuojasi ir vilnietė mūsų apžvalgininkė Audra Mikšienė, kuri parašė ir apie antrąjį kauniečių pralaimėjimą Turkijoje. 86-74 ir jau 2-0 Fenerbahčio naudai. Svajoti galima drąsiai, bet realybė dažnai skaudžiai dribteli ant žemės. Taip ir nutiko. Jei pirmajame susitikime tarp komandų didelių skirtumų tarsi nesijautė kovingi ir nepasiduodantis buvo ir vieni ir kiti, tai antruose atrodė, kad susitiko paaugliai ir suaugę žmonės. Žaliai balti atrodė pasimetę, išsigandę, sutrikę ir apskritai pamiršę viską, ką puikiai demonstravo visą šį sezoną. Klaidus, net kovoti kamuoliai, varžovų antri šansai, tritaškiai, fantastiškas veterano, meiliai ir net dekolo žaidimas tiesiog mus žudė pirmoje rungtynių pusėje, kai Žalgiris nepataikė nė vieno tritaškių. Pirmasis iš 15 buvo taiklus tik likus 3 minutėms iki trečiojo kėlinio pabaigos. Padarytų 7 klaidos, atkovoti tik 7 kamuoliai prieš varžovų 21. Ir vėl mūsų komanda aikštelėje buvo su tais žaidėjais, kurie prieš Fene tiesiog nefunkcionuoja. Tiesa, Laurinas Birutis epizodiškai blykstelėjo ketvirtajame kėlinyje, tačiau jo impulsų neužteko, o ir varžovo persvara tiesiog visą laiką buvo per didelė. O prieš Šarą laikytis senos taktikos tu tiesiog negali, nes tas planas jau seniai perlaužtas, išgvildentas, išnagrinėtas ir išnarstytas po kaulelį. Neveltui detalių genijus Jasikevičius naktimis barasi pats su savimi, pasak jo tėčio Linu, vėl ir vėl analizuodamas įvairias rungtynes. Tai yra lygis, tai yra aukštasis pilotažas, tai yra talentas padaugintas iš juodo darbo. Vilnietė Audra Mikšienė toliau teigia, svarbiausia, su žaidėjais pripažinti ir atpažinti savo klaidas, pasimokyti ir stengtis jas eliminuoti. Gal svečiuose Fene bus gerokai sunkiau, nes Kaune orkestrui diriguos jau žaliai balti, o ta sirgalio armija bus neįkainojamas šeštasis žaidėjas, įskeldamas kibirkštį į beužgestantį Žalgirio laužą. Juk žalgiriečiai dar turi ir parako, ir degalų, kur juos geriausia panaudoti, jeigu ne namie. Apginkime savo tvirtovę Nemuno saloje. Po pertraukėlės mes vėl susitiksime krepšinio pasaulyje, o gegužės 6-ąją, trečiadienį Žalgirio arenoje. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Krepšinio pasaulyje. Pauliui Jankūnui, Žalgirio prezidentui, rūpi jo komandos reikalai. Už tai asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo Mindaugui Balčiūnui galvos skausmas visas mūsų šalies krepšinis. Apie tai buvo kalbama ir metinėje konferencijoje surengtoje Raudondvaryje. Aptarėme 25 metų Lietuvos krepšinio sezoną visą. Pasidžiaugiame tikrai gerais rezultatais ir vertiname per, aišku, visų pirma sportinį, ekonominį, socialinį kontekstą ir tikrai visi parametrai rodo, kad Lietuvos krepšinis yra labai neblogoje situacijoje. Istorinis biudžetas 6,6 milijono, pergalės tiek jaunimo, tiek suaugusių krepšinėje, nuostabūs rezultatai 3-3 mūsų programos, aišku, studentų laimėjimai istoriniai. Ir visą tai sumiškai parodė, kad kartu su bendruomenės nariais tikrai progresuojame ir mūsų ypatingai rinktinių rezultatai gerėja kasmet. Ir aišku, laukiantys iššūkiai buvo aptarti, kurie nemažesni, aišku, bus. Ir patikimas į pasaulio vyrų krepšinio čempionatą yra pagrindinis vyrų uždavinys, o sėkmingas pasirengimas Europos moterų krepšinio čempionatą jau kitais metais pirmą kartą istorijoje atvykstantam į Lietuvą yra moterų programos pagrindinis tikslas. Pirmą kartą trečiąją vietą iškovojo Šiauliai Vilmers. Antroje liko
Klaipėdos Neptūnas Amberton. O čempione vėl tapo Vilniaus Kibirkštis Toks komanda. Vieni džiaugiasi, kiti liūdėjo. Džiaugiuosi komandos energija ir koncentracija susikaupimu šiose rungtynėse. Nuo pat pirmų minučių jautėsi tai, kad mes šiandien tą titulą paimsim jau per apšilimą, tas visas susikaupimas. Taip kad labai džiaugiuosi, buvom gavę gerą čia spyrį Klaipėdoje, taip kad baigiam sezoną, pagaliau galėsim pašvęsti dabar. 3 iš 3 laimėjom, gera nuotaika, geras sezonas ir pagaliau namo. Nėra lengva ta mūsų pozicija, mes turim laimėti, mes jaučiamės geresnės, mes esam geresnės, tai gal ir skamba truputį išlepusiai, bet mums irgi savus karus viduje reikia kariauti, nusiteikimo prasme. Nebuvo lengvas tas sezonas, tie 3 titulai, bet ir visi 3 jie labai svarbus, bet aišku paskutinis, kai tu baigi čempionatą su pergalė, jisai man ir yra svarbiausias. Jeigu taip paviršutiniškai, sakyčiau, tas su visom tom problemom labai geras sezonas gavos. Bet jeigu taip giliau žiūrėti, tai kad mes apskritai, sakykime, patekom į tą finalą su tokiom 2 finalai iš 3, tai irgi daug ką pasako, o kas vyko šiemet, tai nežinau, galėtume arba Netflix'e serialą vieną sezoną labai gerą susukti, arba porą tomų knygų parašyti apie tai. Užėmėm 2 vietą, tai iš vienos pusės tai čia geras pasiekimas, iš kitos aš kai pripratus tas 1 vietas imti, jau 2 sezonas be nei vieno trofėjaus, tai toks nuviliantis, manau, bet reikia mokėti ir pralošti, tai šiandien pralošėm ir viskas, važiuojam toliau. Šiandien atėjo nuostabi naujiena, kad Laura Juškaitė pateko į 12 pagrindinės WNBA komandos ir jinai kilus iš Skuodo. Skuode niekada nėra buvę gerai organizuotos, sakykime, merginų krepšinio programos. Bet Laura Juškaitė, viena mūsų perspektyviausių krepšininkų, sakykime, ten gimė, užaugo ir pasiekė stulbinančią karjerą. NCAA klubo skautas Europoje Virginijus Bulutas šiandien toliau tęsia savo įdomų pasakojimą apie amerikiečių studentišką krepšinį. Studentams mokamas atlyginimas. Koks jis? Atlyginimai yra skirtingi, vėl priklauso nuo universitetų. Ir ten, dabar tai, aš net bijau sakyti skaičius, ten žaidėjai gauna 1 ir 2 ir 2,5 milijono dolerių ir jie neturi išlaidų, iš principo jie neturi išlaidų gyvenimo, jie neturi išlaidų maitinimo, jie neturi išlaidų mokslo, ta prasme, jie tik tai susimoka mokesčius ir viskas, tai ir plus jų kontraktai nėra profesionalūs, jie yra studentiški, tai ten jau ir mokestinė sistema kitokia. Kas remia studentišką krepšinį? Aš galvoju, kad yra keli šaltiniai. Vienas tai yra tų universitetų luminai, kurie pabaigia, kurie labai daug investuoja, kurie turi gerus biznius ir investuoja, remia tos mokyklas. Kiti yra, aš įsivaizduoju, vėl televizinės teisės, nes žiūrovo jie turi, visos varžybos yra transliuojamas. Aš manau, kad jie turi begalę daug ir plius žiūrovai. Žiūrovai, jeigu, sakykime, aš klausiau Arizonai, tai bilieto kaina yra kažkur, nėra jie brangus, lyginant su NBA, bet jie maždaug yra turbūt average, vidurkis yra apie $100, tai jeigu 20 000, prašau, čia jie turi tų pinigų. Tai aš manau, kad tas, sakau, finansavimas, aišku, vėl priklauso nuo tavo žaidėjų pasirinkimo, nuo tavo, kiek žaidėjų išėjo NBA, tie visi dalykai vaidina rolę pritraukiant pinigų ir pritraukiant tų luminų pinigų. Visi žino, kad Lietuvos tapatybė yra krepšinis. Vilnietis pagal profesiją architektas, o iš tikrųjų dabar jis rašytojas Saulius Stoma kalba apie mūsų krepšinio žiniasklaidą. Mano vaikystės ir visos paauglystės, turbūt iki pilnametystės, net 2 svajonės turėjau būti. Pirmoji buvo būti krepšinio, ar futbolo irgi tinka, komentatorium. Tai mano buvo čia pats darbas, kol gali būti geriausias, tai būti komentatorium. Paskui antra tokia, kai pradėjau skaityti visokius Hekelberius filmus, tai buvo būti rašytoju. Tai 2 svajonės,
viena šiek tiek įsipildė, kita nelabai. Tiesą sakant, per architektūrą ir aš atėjau į žurnalistiką, nes dirbau paskiau su istorija architektūros Lietuvos senąją ir pradėjau rašyti, pradėjau straipsnius rašyti, tai po truputį nuėjau. Gerbiamas Toma, taigi, kas jūs patraukė iš tuometinių komentatorių sporto, kad jūs norėjot irgi būti komentatorium? Nu, man tie žmonės atrodė labai reikšmingi. Virgilijus Mundrys, prisimenu, Antanas Grigelis, prisimenu faktiškai Petras Buzelis. Irgi prisimenu, pats nepasakyčiau visų keturių, bet kai pasako, tai prisimenu ir jie, aš dabar pagalvoju, kad negražu senukam peikti jaunimą, bet jie buvo, ir jūs turit galvoj, tai buvo... Su širdim, su galva ir su protu. Su viskuo ir ko gero ir su išsilavinimu, ir su vidinė kultūra aukštesnė, gal taip pasakysiu, jeigu neįsižeis kas nors. Nes yra gerų ir dabar. Aš Kaune gyvenau, tai halė su vyresniu brolium ten jokių rungtynių nepraleisdavom. Eidavom net kažkokias ten, kur net ne, pavyzdžiui, ten krepšinio turnyrą, žinau, moterų buvo, tai ten eidavom į visas iš eilės. Ir aš buvau įsimylėjęs Rygos TTT. Jos buvo gražios, juodai kaip dabar stovi akyse, visos juodai apsirengusios, tai aš visada, jeigu ne už Lietuvą, tai už... Ir puikiai žaidė. Jos buvo čempionai. Žurnalistų, kaip ir laiko, niekas nesustabdys. Ir pavasaris atėjo pagaliau šiltas, gražus, malonus. Bet ar jūs įsivaizduojate, kaip karšta bus gegužės 6-ąją, trečiadienį Žalgirio arenoje? Bet apie tai jau mes papasakosime po savaitės krepšinio pasaulyje. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis.